Sveiki visi sugrįžę prie mano video, prie mano YouTube kanalo Leonas. Ir šiandien mes žaisime Troll Tower 2. Ir mūsų tikslas per šitą žaidimą pereiti visą tą lygį. Nu dabar mes jau esam žaliam lygyje. O tai aš manau, kad mes ir pereisim gerai. Aš noriu paslepinti vieną žmogų. Kažkodėl. O ne. Mane paslepino žmogeliukas, o ne. Ir tai aš turiu cheat codą panaudosiu ir visą laiką laikysiu slepą. Ne, ir vėl nukritai. O tai šiandien mes turim įveikti, o tai šitą slaptaugžį Troll Towerį ir pabandyti jį pereiti. Ir pažiūrėsim, kas bus, jeigu mes jį pereisim. Ką mes gausim pabaigoje. Aš manau, kad mus galimai trolins. Jis nepatrolina. Jis yra profas, pasirodo. Mane patrolino! O ne. O dabar turim varyti. Dar kartą. Štai mes turim jį pereiti. Oh my goodness, nukritomės. Mes turim ir vėl antrą kartą daryti. Ir jūs pakomentarinkit, ar mano avataras yra drippy, o tai reiškia, ar mano avataras yra kietas. Nes aš manau, kad taip. O dabar aš manau, kad aš perėsiu. Tai perėjau šitą vietą. Yes, lab, buddy. O ne, o ne. Nu, mane jau bando paslepinti. O dabar, mes čia nuvarom čia, parkurinam. O ne. Mes jau, o ne, mes nesam taip ir toli nuvarę. Mūsų tikslas yra toks rožinis lygis, kuris yra to pačiam viršuje. Ir mes turim surasti vieną kodą. Va, nuvarėm čia. Ir mes kitų pabandysim šitą žaidimą įveikti be jokių absoliučiai gadgetų. Be jokių gadgetų. Absoliučiai be jokių gadgetų. Be jokių magic orbitų, be jokių kitokių slepų. Mes įveiksim be nieko. Dabar einam pro čia. Nu, mes jau esam šiaip ir labai toli nuvarę. O! Sekretas kažkas. Nu, man atrodo, ten gal bus kažkoks kitoks slepas. Va, nu čia yra, aš mačiau, kad ten yra pradžioje Squid Game'o kažkoks dalykas. Nu, tai čia greičiausiai yra kodas. Jo. Jūs galite pakomentarinti, kas ten yra per kodas, nes aš absoliučiai nežinau. O šitą žaidimą pirmą kartą žaidžiu. Čia kažkas vyro. Ne. Nu, mes kažkur nuvarėm, kur neturėjome vykti. Tačiau, varom. Nu, mes jau esam, žinokit, prieš paskutinį lygį. O ten paskutinį lygį žinau, kad bus labai sunku. Tai manau, kad nebus va taip sunku. Kaip sakosi, kad yra labai sunku paskutiniam lygyje. Nu, kol kas mes dar tik esam
prieš paskutiniam lygyje. Tai visi, mes jau turim tą parkūrinti. Kuo greičiau mes turim nuparkūrinti. Dabar parkūrinam pro čia ir greitai mes jau būsim pačiam paskutiniausiam lygiai. Su tik keliais nukritimais mes būsim. Taip, aš esu pačiam paskutiniam lygiai dabar. Ir čia bus labai sunku, man atrodos. Kažkaip turiu nuparkūrinti, nepalietę šitą lazerį visai. Ne! Nukritau, žiūrėkite visi. Nukritau į pačią pradžią. Ne pačią pradžią, bet daug labai nukritau lygių. Aš jau galvoju, kad mes būsime įveikę 10 lygių visų. Bet pasirodo neįveiksim. O tai dabar jau varom į patį viršų. O čia varom. Čia. Dabar čia nuvarom. Aš labai noriu įveikti šitą lygį. O ne. Pro čia. Ir mes jau esam šiaip labai netoli. Atsiminkit su šitą jūs Squid Game kodą. 222 kažkoks. Nežinau, ką tai reiškia. Bet jūs jeigu šitą žaidimą tu bandysite, tai ir pažiūrėkite, tai ką tas kodas grinai reiškia. Aš kaip ir sakiau, aš be jokių gadgetų, aš šitą dalyką darau. Tai aš negaliu čytinti dabar, nes pats prisisakiau. Mes jau antrą kartą nugriūnam. Pirmą kartą nugriūnam iš pačios pabaigos, o tai yra labai sunku. O dabar nukritom iš kur čia? Iš gal kokio ten mes nukritom geltono lygio, o pirmą kartą iš to pačio sunkiausio nukritom. Tai dabar šokinėjom. Ir jūs ar galėsite pažiūrėti už mane tą kodą? Squid Game kažkokį. Nes ten mačiau, kad yra kažkur te reikia įvest kodo pradžioje. O aš nenušoksiu į pačią pradžią. Nes nenoriu ir vėl daryti. Tai dabar parkūrinam. Ir va, jau mes esam balta. Šiaip nėra labai sunku. Tik sunkiausia, kad visi tave trolina. Dabar mes trečią kartą nukritom, bet gerai, kad mes tik nukritom vieną lygį apačion. Nes čia vis tiek tuoj paeisim ir bus ir vėl tas vieta. Mes negalim susimaut dabar. Nes matome šitas videkas atrodo man labai cool dabar. Mes čia susimovėm ir vėl. Ne, o ne. Reikia mums pabandyti jį pereiti. Bap. Dudu kodas kažkoks, nežinau. Nu tai mes čia ant tiek jau daug laiko parkūrinam ir dar neužparkūrinam į patį viršų. Mums reikia nuparkūrinti į patį viršų. Kaip čia sunku. Dabar varom pro čia. Nu, pro čia atrodo labai lengva parkūrinti. Bet to žinau, kad bus labai sunku. Čia man rodo, kad aš nukritau, bet aš tik truputį paslydau ant savo džempo. O tai nesiskaito kaip nukritimas. Pagal viską.
Va, o dabar esu jau pačiam paskutiniam rožiniam lygyje, nes ten jau yra pabaiga, matau. Tai mes čia turim nenumirti, visai nenumirti. Aš labai nenoriu numirti, nes čia bus, įsivaizduoju, aš nukristume dabar. Čia į patį paskutinį lygį. Įdomu, kas būtų tada. O ne. Nu tai mes jau beveik perėjom, bet va šitą. O ne. Va, ne. Ant paskutinio džempo nukritom truputį, nu bet čia neusiskaitė, nes čia įmanoma atlipti. Nes jeigu čia nebūtų, tai šito, tai turi būti. Mes perėjom! Oje. Ir jeigu jums patiko, va šitas lygis, va šitas žaidimas, tai jūs ir padarykite like and subscribe. Ir jeigu mes pasieksim 10 subscriberių, mes gal ir padarysim antrą dalį, va šitą žaidimą tik su draugu. Nežinau. Visi ate.